Ir aš norėjau apie juos filmuką padaryti. Kaip jie susipažino, apie jų bendrą gyvenimą, va tos santykius, kaip jie bendravo, kaip tenais buvo ta jų draugystė kokia. Ir man būtent va tų tokių, ne tai kad smulkmenų, žinai, iš gyvenimo, bet va būtent ta man yra ir esmė santykiuose, žinai, kaip jie vienas su kitu, žinai, bendravo ir panašiai. Tai va. O jie norėjo labai, žinai, su tam smulkmenom, tarkim. Su tuom, žinai, tenais metai, žinai, tenais, kaip tenais, kur tenais vietą, kokią ten anykščių, žinai, pafilmuoti ten, žinai. Nu visas to, žinai, tokios smulkmenos, žinai, kur man jų nereikia. Susigalvoju esmę, galvoju, kas ten turėtų būti maždaug. O paskui jau kai filmuoji, jau aišku, gaunas, nu, man retai gaunas taip, ką aš jau tiksliai susiplanavus. Nors ne, aš tiksliai nesuplanuoju. Tai va ta, žinai, tą video medžiagą, žinai, jau paskui, kai montuoji, tada jau gaunas dar kitaip, tada dar prigalvoju, kaip čia tu sumontuot gali, kaip tą pateikti visą. Tačiau antras kūrybos procesas. Aš tai ilgai, nes aš jau kaip prisėdu, tai, nu, gal pas mane nėra taip, žinai, kad aš dirbčiau ties vienu, žinai, dalykų. Pas mane ten internetą tada pasijungi, dar einu arbatos pasidaryti su muštinukai, viską, žinai, taip susideda viskas. Bet šiaip tai, nu, jeigu, tarkim, žiūrint dar, aišku, ką filmuoju ir ką montuoju, jeigu reiktų, žinai, va, jeigu yra muzika, va, tada pagal muziką aš galiu, žinai, tada jau biškį greičiau vyks tas darbas. O va, jeigu nėra muzikos ir reikia, žinai, kažką daugiau, tai tada lėčiau. Man labiausiai patinka situacija tokia, jau granai atspindinti, kaip jie ten bendrauja. Gal tai parodysiu. Eik toli nuo puodų. Vieną vakarą prisėdi, biškį pamontuoju, antrą, žinai, šok su manim šiūriu, žinai.